Prieš pradėdamas šį video aš noriu jus pakviesti į savo Discordo serverį. Ten yra visokių linksmybių, netgi būna visokių giveaway. Ir dar yra labai draugiški žmonės. O kas įdomiausia, tai kad tas serveris net nėra pilnai baigtas. Tai jei tu nori būti vienas iš pirmųjų žmonių, kurie prisijungs į tą serverį, tai linkas yra descriptione arba kanalo aprašyme. Tai prisijunk. O tai kągi, sveiki visi atvykę prie dar vieno video ir per šį video mes darysim Q&A video, tai ant šito posto, kur matote dabar ant jūsų ekrano, ant šito posto parašiau, kad paklaustumėt klausimų, kuriuos norite, kad aš atsakyčiau. Ir klausimų, žinokit, nemažai buvo realiai. Nu, gal biški mažokai, bet daug jūs pridėjo klausimų. Tai jo, tai ačiū jums, kad klausimų pridėjot. Tai gerai, tai manau, pirmą pradėsim nuo žmogaus, kuris pasivadinęs Reagacija LT. Bet tai iš tikrųjų yra mano kitas kanalas, bet tam kanalui, aš daviau kitam žmogui tam kanalą, kuris vadovauja tam kanalui, tai jisai čia viską buvo pakomentavęs, tai jo, tai pirmas jo klausimas yra, koks mėgstamiausias mano sportas. Tai mano mėgstamiausias sportas yra krepšinis, aš lankau treniruotes krepšinio, aš žaidžiu krepšinį, aš turiu kieme krepšinį, tai aš labai didelis krepšinio fanas. Ir ja, mano mėgstamiausia sporto šaka yra krepšinis. Antras klausimas iš Reagacijos, tai yra mėgstamiausia šalis. Mano mėgstamiausia šalis, manau, kas manot, kad yra Amerika mano mėgstamiausia šalis, tai tikrai ne. Mano Amerika nėra mėgstamiausia šalis. Mano mėgstamiausia šalis yra kokia Ispanija. Ten, kur karšta ir smagu paatostogauti. Tai jo, tai mano mėgstamiausia šalis yra Ispanija. Ir trečias klausimas iš Reagacijos, tai yra kokiame mieste gyveni. Aš gyvenu Kaune. Aš esu, kaip ir sakiau, kadangi mano mėgstamiausias sportas yra krepšinis, tai aš kaunietis, aš esu už Žalgirį. Vilniaus Rytas, tai nieko gero, šūdas. Nepykit Ryto fanai, aš šiaip pykit, man neįdomu. Tai jo, tai aš gyvenu Kaune. Ketvirtas klausimas iš Reagacijos yra, ar manai, kad gausi bent 500 subų? Nežinau, ar gausiu 500 subų, jei mano YouTube karjera taip gerai eisis kaip dabar, tai manau, jo, gaučiau 500 subų, bet kai prasidės rugsėjis, ten mokslo metai, visi tie, tai bus sunku daryti video, dar plius su treniruotėm krepšinio, tai jo, manau, bus sunku daryti video. Ir, nežinau, aišku, bus video gal kartais. Kokius gal 2 kartus į savaitę, nežinau. Tai jo, tai manau, gal ir pasiekčiau 500 subų. Jo, jei jūs paspaustumėte tą subscribe mygtuką apačioje, tokį raudoną, gražų, tai nieko nekainuoja, tai žiauriai būtų man linksma, žiauriai dėkočiau. Tai 5 klausimas iš Reagacijos yra, ar dar bus Fortnite videos? Fortnite videos, manau gal bus, nors nelabai ir aš jau jo žaisiu, nelabai žaidžiu, bet nežinau, gal ateityje, manau, bus, gal su kokiu nauju update'u, ten kažką tokio, tai jo, manau, gal ir bus kažkada. Tai 6 klausimas iš Reagacijos yra, kokius YouTuberius žiūri, ar žiūri, tas pats. Tai žiūriu iš lietuvių, tai žiūriu gal Edvi, Mr. Begėdį kartais, Vaidotą, Safą, visokius tokius, tai, o iš užsieniečių tai žiūriu Ryan Trahan, žiūriu Mr. Beast, žiūriu Med, ką aš dar žiūriu, maždaug tokius, gal ir kartais aš jau spydą. Tai jo, maždaug tokius užsieniečių žiūriu. 7 Reagacijos klausimas, tai yra, padaryk savo augintinio reveal. Tai tu matot, dabar už 3 sekundžių matysit mano augintinio reveal, tai 3, 2, 1. Gerai, einam tuomet daryti augintinio reveal. Einam.
Čiobrelė. Tai va, čia yra čiobrelė 5000, naujausias modelis, rečiausias, kainuoja daugiausiai, ne čiobrelė, ne? Pasakyk kažką fanam. Молодец. Tai va, matot, čiobrelė viską turi, geras sausengas, viskas švarus, olė, žuvis, viskas. Молодец yra, ne? Ne čiobrelė. Tai jo, tai čia mano tūkstančio review. Tai, einam atgal į video. Tai 8 klausimas, kada Minecraft išlikimo epizodas naujas? Minecraft išlikimo naujas epizodas, manau, bus jau greitai, nors dar nežinau ar greitai. Žiauriai daug užtrunka editinti videos, maždaug kokias 2 valandas ar 3, tai jo, ten yra tiesiog galvos skausmas, bet jau greit, manau, turėčiau išleistą epizodą, dar aišku, reikia pasakyti savo thumbnaileriui, kad ten, jo, aišku, kad man padarytų thumbnailą, tai jo, reikia viskam pasiruošti, sueditinti tą video, tai jo. Tai dabar jau reagacijos klausimai pasibaigė, tai dabar einam prie Aideliukas Deiziukas 500. Tai gerai, tai Aideliukas Deiziukas klausė, kada Roblox? Roblox? Žinokit, Roblox aš jau nežaidžiu. Aš jau senai nežaidžiu, man Roblox jau yra nusibodęs žaidimas, aš jau jį senai žaidžiau. Tai nemanau, bus Robloxo videkas. Nu, gal kažkada bus kokį vieną kartą, bet nežinau, ar esu įsitikinęs. Ar tu įsitikinęs, kad gausi 500 subscriberių? Tai kaip ir sakiau, jei viskas eis pagal planą, per tuos mokslo metus, aš būsiu šeštokas, tai jo, manau, gal ir gausiu 500 subų, tai, kaip sakiau, man bus ten treniruotės, ten mokslai daug laiko užims, tai gal ir bus koksai vlogas arba gaminimo tas video. Ir taip pat Kriks to Good klausė. Kriks to Good tai yra mano draugas Adas, kuris pasikeitė savo niką, nes aš nežinau, ar jisai dar YouTubins. Tikiuosi, kad jo, nes man visai šiaip patinka jo videkas šiandien. Tai kad jisai klausė, ar tau patinka YouTubinti? Man šiaip patinka YouTubinti, žiauriai fun yra, ypač vasarą. Aišku, per mokslo metus, bet nežinau, ar per mokslo metus bus taip dažnai videos, gal ir bus. Aišku, bus ten per atostogas, kokių kalėdų atostogas, ten visai taip. Tai jo, man žiauriai patinka šiaip YouTubinti. Po to klausė, koks tavo sub goalas? Koks tavo sub goalas pasiekti šiais metais? Šiais metais aš bandau pasiekti bent 130 prenumeratorių. Mes jau pasiekėm 100, tai bandysiu dar 130 dakalt iki 2025. O po to pažiūrėsim. Kiek tikėsi gauti subų per šiuos metus? Tai iki 2025 metų, manau, tikiuosi gauti bent 10 subų. Kaip ir sakau, bandysiu gauti 130 iki 2025, bet pabandysiu, aš manau, kad gausiu 10 kokių 20 subų iki 2025. Po to dar Kriks klausė, kada padarysi editinimo tutorialą? Aš editinimo tutorialą nedarysiu. Jūs patys galite pažiūrėti, kaip ant savo programos galite editinti ant tutorialų YouTube, tai aš editinimo tutorialą tikrai nedarysiu. Žiauriai, kam šiaip daryti, tam yra YouTube'as, tai jo. Tai jau Kriksto klausimus pabaigėm, dabar einam prie Fistas SG. Tai Fistas klausė, kokią montavimo programą naudoji. Tai aš naudoju Microsoft Clipchamp. Žiauriai gera programa, nemokama. Tai jo, tai sakau, dar Krikstui, kuris klausė, kada padarysi editimo tutorialą, tai pažiūrėk ant YouTube'o, parašyk,
Microsoft Clipchamp tutorial editing, tai pamatysi ir gausi tą tutorialą, nes aš tik nenoriu daryti tutorialų, nu jau šiaip yra daug tutorialų YouTube'ai, tai man net neapsimoka jo daryti. Po to einam prie mano 100 prenumeratorio, tai prie Mariuksas Daryl, aka Mariuksas tiesiog. Ir tai jisai klausia, kada Face Reveal? Face Reveal bus, kada pasieksiu 5000 prenumeratorių. Arba 1000, nežinau, nuspręsiu. Ateitis nuspręs. Ai, dar Mariuksas rašo just kidding. Bet vis tiek padarysiu Face Reveal ant 1000 arba 5000 prenumeratorių, tai maždaug. Ir dar grįžtame prie Aideliuko Deiziuko 500 ir jinai arba jisai klausia, ar aš tau patinku. Brau. Čia rimtai. Kaip subscriberiui, tai taip, kaip žmogaus aš ne, jei tu mergina, aš nesiruošiu mergų turėti dar. Ne. Prašau baik. Tai gerai, čia buvo mano visas Q&A video. Ačiū, kad parašėt klausimų, man žiauriai šiaip patinka juos skaityti ir atsakyti. Tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Fleizris ir iki kito pasimatymo.